Ir būna tai penktadieniais apie 8, kai kankina nuobodulys? Nori kur nors eiti, dalyvauti, o triniesi namie, nerandi vietos užmušinėdamas laiką? Jo, kas iš to, kad turiu daug merginų telefonų, bet lieva jautiesi, kas kartą skambina. Klausia. Labas, ką veiki? Gal išeinam kur nors šiandien vakare? Blogiausia, kad nežinai, ir aš vis jos noriu kur nors eiti. Pavyzdžiui, Jūratė. Jo, Jūratė. Įdomu, ką įveikia penktadienio vakare. Bet tai ne, kągi Jūratė, kaip visada mokysis, myks, sakys, nu davai, pasuksiu kitą kartą. Iki. Sonata kaip visada, su Ramūne. Bet ne, girdėjau, Ramūne pas tėvus išvažiuoja. Geras, tai gal paskambinti. Bet ką aš jai pasakysiu? Labas, ką veiki? Tai kaip visada. Tai žinai, čia va mes su Ramūne. Čia toks vakarėlis mergaitiškas. Pasišnekėti reikia. Įdomu man labai. Nepatinka man tokie ablomai. Ir iš vis, kodėl mergos visada renkasi. Ir pastato mane į tokią nepatogią padėtį. Užknyso. Nesuk galvos. Tiesiog pakviesk į pasimatymą laisvą merginą. Ta, kuri tikrai ateis. Tai neįtikėtinai patogu ir paprasta. Užsiregistruok laisvo laiko zonoje www.llz.lt ir gauk visą informaciją apie savo draugų laisvalaikį tiesiai į savo telefoną. Nuo šiol apie tavo idėjas sužinos visi. www.llz.lt. Laisvo laiko zona. Dar daugiau draugų.